Pagrindinė sostinės gatvė Gedimino prospekto nuo pusės 11 ryto užtvindė džiugiai nusiteikę keli tūkstančiai nepriklausomybės atkūrimo 20-asias metines švenčiančių demonstrantų. Eitynių dalyviai, kurių daugumą sudarė jaunimas, nešė valstybinės, savivaldybių, visuomeninių organizacijų vėliavas, traukė dainas, sveikino praeivius su švente ir leido į dangų geltonus, žalius ir raudonus oro balionus. Kartu su sąjūdžio eitynėmis į nepriklausomybės aikštę žygiavo kariai, kurie nešė 3 Baltijos šalių vėliavas. Kol šalies vadovai sveikinimo kalbas sakė prie Seimo rūmų, oficialiems nepriklausomybės atkūrimo renginiams sostinėje nepritarantis Jungtinio demokratinio judėjimo nariai susirinko ant Tauro kalno. Pasak minėjimo iniciatorių, čia rengiamas minėjimas yra pirmasis renginys, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines organizuotas visuomenės, o ne valdžios. Pagal valdžios scenarijų tai yra švenčiama būtent valdiškose rūmuose. O kadangi valdiškus rūmus negali, piliečiai nekviečiami visi, ir valdžia su visais piliečiais ten nori švęsti, tai tada piliečiam prisieina patiem organizuoti šventę. Su žmonėm, o ten tie, kur Seime, vyriausybė švenčia, jie biskį užsidarė nuo žmonių, išdarinėja savo dalykus, o žmonės palikti. Atskirtis įvyko valdžia ir žmonės. Anot Kęstučio Čilinsko, tarp mitingo dalyvių, kurių policijos pareigūnų teigimu buvo iki 1000, Fronto partijos nariai radikalai su jo organizuotų mitingu neturi nieko bendro. Pavakarę nuo paminklo Adomo Mickevičiui eiseną surengė ir patriotiškai nusiteikęs jaunimas. Apie 500 jaunuolių, tarp kurių buvo ir Seimo narys Kazimieras Uoka, nešėsi įvairias vėliavas, žygiavo skanduodami šūkius. Saugumui užtikrinti buvo skirtos didelės policijos pajėgos, kad nepasikartotų praėjusių metų įvykis. Tuomet po eitinių dalyvių dainų ir šūkių policija pradėjo tyrimą dėl tautinės nesantaikos kurstymo, tačiau policijos teigimu šį kartą incidentų neužfiksuota. Arnas Mazėtis, Donatas Pakštys, Remigijus Pakėnas, LNK žinios, Vilnius. Vidurdienį prie Seimo rūmų Baltijos šalių vėliavų pakelimo ceremoniją stebėjo Lietuvos ir kaimyninių šalių – Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos ir Slovėnijos prezidentai. Sveikinimo kalbose Lietuvai dėkota už drąsą, ji pirmoji iš Sovietų Sąjungos šalių ryžosi atkurti nepriklausomybę ir už laisvės viltį, kurią įžiebė kitoms okupuotoms tautoms. Prieš 20 metų Lietuvos žmonės pademonstravo, kad laisvė ir žmogaus teisės yra neišvengiama. Norint to pasiekti, reikia ne tik sunkiai dirbti, bet ir būti labai pasiryžusiam. Lietuvos žmonės pirmieji buvusioje Sovietų Sąjungoje ėmėsi drąsaus žingsnio atkurti nepriklausomybę. Jų laisvės troškimą visi stebėjome su nuostaba ir pasigėrėjimu, o jų pėdomis netrukus pasiekė kiti visoje Europoje. Jūs Sovietų imperija įtraukė į Sovietų sąjungą. Mes formaliai šito išvengėm. Ir todėl šitas 1990 kovo 11 aktas buvo Lenkijoje traktuojamas kaip ypatingos drąsos aktas. Lietuva yra tokia, kokia yra dabar, būtent todėl, kad pasirinkote laisvės kelią, demokratijos kelią, laisvus ir teisingus rinkimus, žodžio, religijos laisvę ir būtent jų dėka pasiekėte tiek daug. Ovacijomis palydėta Latvijos prezidento kalba, kurią jis pasakė lietuviškai. Akimirkose, kada esate galutinai nusivylę, norisi nuleisti rankas ir nieko nedaryti, atvažiuokite pasisvečiuoti pas mus į Latviją. Jūs išgirsite, kokia šauni valstybė yra Lietuva. Tai gyvuoja mūsų brolio žemė Lietuva. Tai gyvuoja Latvija. Pirmin, braliukai. Su nepriklausomybės 20-mečiu Lietuvą pasveikino NATO misijos Zokniuose lėktuvai. Tačiau didžiųjų NATO ir ES šalių vadovų Lietuva nesulaukė. ES lyderiai atsiuntė sveikinimo laiškus. Jungtinių valstijų prezidentas žodžius perdavė per valstybės sekretorės atstovę. Jungtinės valstijos rėmė jūs sovietų okupacijos metais. Mes ir toliau liekame jūsų patikimi sąjungininkai ir ištikimi draugai.
Lietuva į minėjimą kvietė Rusijos prezidentą Aleksandrą Medvedevą, paskutinę minutę asmeniškai prezidentės pakviestas ir paskutiniu Europos diktatoriumi vadinamas Aleksandras Lukašenka, tačiau ne vienas iš jų neatvyko. Aurelija Vernickaitė, Donatas Pakštys, LNK žinios. 1990 metų kovo 11 vakarą šioje mūsų parlamento rūmų salėje lietuvių tautos išrinkti atstovai įvykdė istorinę misiją, visam pasauliui pareikšdami, kad Lietuva renkasi laisvę. Yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Už šį aktą balsavo 124 deputatai. Prieš nebalsavo niekas. Susilaikė 6. Aktas priimtas, sveikinu aukščiausiąją tarybą, sveikinu Lietuvą. Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo visą mūsų tautą. Įžiebė sąjūdžio ugnį, uždegė mūsų širdis. Savo dabartį ir ateitį mes kuriame patys. Tik nuo mūsų darbų priklausys, ar ši ateitis bus ta svajonių Lietuva, kurios taip troškome, dėl kurios kovojome. Valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys. Drąsiausias sąjūdžio svajonės pranokstantis aukštas valstybės statusas dėja netapo visų žmonių lūkesčių išsipildymo. Taip atsitiko ir todėl, kad gerovės laukta kaip loterijos laimėjimo, užuot įsisąmoninus jos būtiną ryšį su sąžiningu triūsu. Norėdama gyventi, Lietuva turi teisę bent pageidauti, kad ir į rytus, ir į vakarus nuo jos būtų draugiškos, teisinės, europietiškos valstybės, kad Lietuvai nebūtų grasoma nei puolamaisiais armijų manevrais čia pat už mūsų sienos, nei Iskanderais, nei Mistraliais, nei ištisais naujais karo laivynais Baltijos jūroje, kurie saugos kokį nors nelaisvės vamzdį. Reikia prašyti atleidimo už tai, kad mes iki šiol vengėme žodžio okupacija, kuomet kalbame apie Baltijos šalis. Atleiskite mums už begėdišką, veidmainišką nieko neveikimą. Atleiskite už tai, kad mes pakenčiame savo nelegitimę valdžią. Atleiskite mums už tai, kad pas mus vėl yra politinių kalinių ir tiesiog šiuo metu vyksta politiniai teismo procesai. Gimiau tada, kada atgimė laisvė. Augau kartu su ja, brendau joje. Laisvė nepaliko manęs vaikystėje, paauglystėje ir dabar, kai turiu apsispręsti, ką aš pati galiu padaryti, kad saulė šviestų ryškiau.